Labas vakaras. Teatralai traukia hidroponinės veisles, susimetusias į kriauklę pasimaišysių vėles. Mes spaudžiamės į psichospastus, įsimuilinės spyglius, pasišovė atsikasti, kas paklius. Klounados, obertonai, sielų kiaukštai subtiliai, iškarpyti iš kartono, kadaruoja simboliai. Blizgučius iškopinėja ir suraizgė tobulai, gaudos vystančią idėją pareigingi angelai. Jau giliai interpretuoti, tarsi kablį praėjau. Pasiduodi, pasiduodu, pasiduoti atėjau. Ponios ir ponai, pasitikime į jubiliejinį kovą įžengusi aktorių Aleksandrą Šimanską. Čia kolega skaitė Algimantą Mikutą. Man pereitą rudenį Mikuta atsiuntė savo eilėraščių rinkinuką su dedikacija. Tas rinkinukas vadinasi Veranda. Vadinasi, jis rašo taip: Aleksandrui Šimanskiui, tamstas išseduos, o aš buvau saluntūs. Tuo knygelė ir žemaitiškų dainuškų, kuris ne katras perskaitys. Jie tamstą pateks, džiaugsis širdis mona, su pagarba algis. Tai aš norėdamas pratesti Mikutą, tai aš irgi žinau tokį: "Va mona brungi puoinį, a tu dar būsi mona, a kapsulytą šunį išmesi laukon munį. Išesu aš į peivas, kur skleidas baltas eivas, išlauš eivos šaką, padėsiu tavo taką, veizėsiu kundarysi, kaun šakos paslysi, a mona vardą šauksi, a mokytės nelauksi. Nakruok, brungioji, kad tau išnėra koja, aš paimu už reitą ir atstatau į veitą. Va mona brungi puonį, a tada būsi mona, a kapsulytą šunį išmesi laukon munį." Kodėl jūs iš Sėdos važiavote į Vilnių, į aktorystės mokyklą? Rekals buvau. Vienas dalykas, aš labai sunkiai tvarkiausi su matematika, nes mes nemėgom matematikos mokytojus ir kaip nekeista, jūs turbūt irgi visi atsimenat tokį dalyką savo jaunystėje, kad jeigu myli mokytoją, myli jo dalyką. Ir sušlubau ten tą matematiką, dar aš mokykloje saviveikloje vaidindavau, tai pagalvojau ir patarė, buvo toks mokyklos direktorius rusas Kovrygin, Jurij Kovrygin, tai jis sako: "Aš tau galiu parašyti rekomendaciją, tu važiuok į konservatoriją, į aktorinį." Jis man parašė rekomendaciją, o jis buvo pažįstamas su Pupų dėde. Bet Pupų dėdis nebuvo komisijoje toj, taip, kad aš negalėjau pasinaudoti šitą rekomendaciją. Kai aš atėjau pirmą kartą į konservatoriją, aš priėjau prie budinčios, kuri padavinėjo raktus, ir paklausiau: "Atsiprašau, ar čia neatėjo mano dokumentai?" Jinai sako: "Eikite į kanceliariją, ten, sako, jūsų dokumentus, pažiūrėsit, ar atėjo." Ir paskui, kai aš baigiau konservatoriją, jau dirbau televizijoje, kai ateidavau į konservatoriją, tai jin pamačius mane sakydavo: "Jūsų dokumentai dar neatėjo." Bet jūs jau peršokote ir konservatoriją pabaigėte, ir jau ir radijo televizijoje dirbote, bet kada jūs pirmą kartą išvydote teatrą,
atvažiavusi pas jūs, ar jūs važiavote kur nors į teatrą, kada aktorių sutikote? Aš neatsimenu, koks buvo spektaklis atvežtas į Sedą, kadangi aš gyvenau kaime prie pat miestelio, tai man būdavo didelė konkurencija padėti sunešti dekoracijas, nes veltui galėjai įeiti į spektaklį. Bet mane ten nustumdydavo miesčioniokai tie. Tai vienas artistas toks, apvalaus veido, priėjo, sako, aš žinai, mėgstu žvejoti, ar tu negalėtum man sliekų parūpinti? Sakau, gerai, aš jam pristatau sliekų dėžutę, įleido jis mane į spektaklį, paskui, kai įstojau į konservatoriją po pirmo kurso, ateina liaudės artistas Jonas Kavaliauskas, be mano sliekų. Pasirodo, kad jis man dėstys aktorinį meistriškumą. Paskui mes įsiaiškinom, bet nuo to santykiai čia jokio kolaboravimo nebuvo, viskas buvo etikos ribose. Jūsų kurso vadovė buvo profesorė Irena Vaišytė. Ir čia dar viena priežastis, kodėl aš norėjau pasikalbėti jūsų akivaizdoje su aktoriumi Aleksandru Šimanskiu, nes mūsų mokytoja ta pati. Aš irgi. Jūsų buvo pirmas kursas? Taip, mes buvom pirma jos laida. Kadangi jie atvažiavo iš Maskvos, prisisėmus labai daug žinių, Marija Osipovna Knebel, Aleksejus Popovas, jos mokytojai buvę, tai jinai mus taip griežtai psichologiškai paimdavo, kad ypač mes labai nejaukiai jausdamos pirmadienį. Paprastai visada žmonių 17 pusračių sėdi, priešai sėdi dėstytojai ir taip amžinatilis dėstytojai, taip akimis, taip. Viešpatie, taigi aš sekmadienį dorai praleidavau, aš nieko, bet vis tiek kažkur toks. O kai ateidavo antrasis dėstytojas Kavaliauskas, tai jis, tai kaip jūs čia praleidot sekmadienį, kaip vyrukai jums medžioklė sekėsi. O vaikui iš kaimo, žinot, toks, visi dauguma iš miesto ten sustoję buvo. O man tokia biski baimė ir aš pradėjau pasuoti, išeini nedrąsu, a ne taip padarysiu, a ne taip. Ir ten buvo tokių sunkumų. Po pirmo semestro mane norėjo išvyti lauk, gražinti kolūkinius laukus. Bet susitvarkėm, šitas praėjo. Dievi mano, matyk, sako dėstytojai. Dabar piešim eglę. Ant sienos piešiam. Ar matot? Kokį čia eglę? Kaip tu gali matyti, Dievi mano, O pasirodo, kad vaizduotėje reikia viską šitą. O kol daeina žmogui, laikas praeina, jau jo nesugrąžinsi, taip tik paskui. Ir iš viso, aktorystė yra blogi dalykai. Kuo toliau, tuo mažiau žinai ir atsakomybė didesnė krenta negu taip. Jis čia jaunas, staigiai. Dabar nebe tas. O koks čia toks staptelėjimas, radijas, televizija? Čia turėjo būti, 60 metais turėjo būti atidaromas jaunimo teatras Vilniuje. Ir mus paliko visą kursą kaip rezervą. Mes jau turėjom 4 spektaklius, mes būtumėm atidarę jaunimo teatrą, jau visa trupė buvo. Ir tikėjosi mūsų dėstytojai Vaišytė, kad jinai bus vyriausia režisierė tenai. Mes palaukėm metus, 2, 3, 4 metai, o televizijoje ties tų laidų tiek daug nebūdavo. Bet jeigu per kas 2, kas 3 dieną šmėžuoja tavo veidas ekrane, tai jau biski ir atsibosta. Tai mes po biski, kas išbėgom, aš į Klaipėdą atvažiavau su amžinatilis Andriukoniu, o beveik kiti pasiliko, bet irgi po biski. O tais metais, kai aš 64 pavasarį atvažiavau į Klaipėdą, 64 metais rudenį atidarė jaunimo teatrą. Vadovavo Ragauskaitė, dar iš televizijos išvažiuojant, jin sako, palauk rudens ir
būsim teatre. Kur jau ten bebūsi? Paskui čia mano tėveliai buvo garbaus amžiaus jau iš Klaipėdos važinėti sėda čia arčiau, 100 km iš Vilniaus biskį toliau. Tai va tokius aplinkybės susidarė. Ir atsidūriau Klaipėdoje, ačiū Dievui, nuo 64 metų jokių dievų nekeičiau, niekur nebėgau, čia va ir esu. O Aleksandrai Armeni, kai buvom dar visai jauni, tada Paryžiui vaidinai, šaunus Pranciškus tu buvai, tada Paryžiui vaidinai, šaunus Pranciškus tu buvai. Tam dviejų ponų garne buvai žavingas Brigela, džiaugsmo beieškant vaidinai, žiūrovų širdis griaudinai. Kai laisvės dienos manyje pabudino žmogaus gyvybę ir davė trumpą amžių man, palyginus amžinybę, bežodis kūdikis tada žvelgiau aš į padangę skaisčią ir nutariau turbūt tada mylėti šventą laisvę. Kai nemiegojau naktimis, suvystytas ankštojoj vygiai, aš verkdavau, kol pagaliau budri mama prie jų stykiai išlaisvindavo man rankas, kad aš laisvai galėčiau žaisti, turbūt prisiekiau aš tada mylėti šventą laisvę. Kada pirmuosius aš garsus pradėjau lūpomis vapėti ir džiaugiasi visi aplink, kad greitai ims jau kalbėti, žodžius ne tėtė, ne mama, tariau aš kaip visi kadaise. Ne, lūpom vaikiškom tada kartojau žodį laisvė. Ar laisvė? Tolimo eidu manęs lemtis paklausė rūščiai. Būt nori laisvės kareiviu. Svajonės tavo ar netuščios, erškėčiais kelias klotas to, kas nutarė kovoti už laisvę ir ankštas bus pasaulis tam, kuris pamilo laisvę, vien laisvė. Laisvė sušunku, te virš galvos perkūnai trankos, jokių pavojų nebaisu, nors būtų surištos man rankos, nors grėstų kartuvės, mirtis, nors gėdos stulpų imtų teisti, aš nepaliaučiau šaukti, dainuoti, kartoti žodį laisvė. Lietuva. Lietuva akmuo prie slenkščio seno ir lietaus lašelis debesy. Lietuva ugnis, kurią kūrenom ir kurioje sudegsime visi. Lietuva su pagonybių mitais, Lietuva su šimtmečių lažu, Lietuva grėsmingas dinamitas tūkstančio sukilėlių kartų. Visos pievos, kalvos apdainuotos graudžiose lietuvės raudose. Kilo revoliucijos raudonos požemios įkalinta dvasia, mes visi tenai. Gelmėj užgimė po lenktų sukilėlio dalgių ir visus mus Lietuva augino tarsi lauką želiančių rugių. Ach, rugiai, iškentę šaltą gruodą ir keliai nubėgantis kalvom, kažkada iš Lietuvos išėję mes ir vėl sugrįžtam Lietuvon. Ir tada, kai po visų klajonių žemėn atsiguls mano galva, nerašykit mano vardo žmonės, parašykit žmonės Lietuva. Žemaitija, tu mano žemdirbė dvasia, puslėtų rankų delnuose, Žemaitija mano gaili, pakalnupiai žali, nailoniniam kasom balta Žemaitija tu nekalta, tu badmečių mano tyli, vargo avelė baili.
Karų, vakarų ir marų, Prūsijos tų gaisrų, Europos laukuose vienoji, balta avelė, tu durnoji. Bet pakilai tu man kita, sukilimuose apšviesta, Daukanto tu garsi Žemaitija šviesi ir darbo duona man graudi, pakalnupios žaliuos gaudi. Ir mano kojas tu ištiesi, ink broma viečnasties, saulėlydžių rausva šalie, padubisiai žalia, tu mano žemdirbė dvasia, balta avelė laukuose. Geriau karti tiesa negu saldus melas. Tai netiesa, tai melas. Viskas tiesa. Ne. Taip, aš tik vienas tave mylėjau, tik vienas. Ir tu mane išplūsdavai visada tokiais žodžiais, kad man dabar net nedrąsu juos pakartot. O kas tave ant kojų pastatė? Tokį kalėjimo išperą. Togi grįžai kaulų maišas, tu vos pavilkai kojas. Aš iki šiol negaliu suprast, kaip tu būdamas toks pusiau lavonas mano mylimai galėjai nugalabyti. Tugi svėrei 40 kilogramų, tu pro lūpą nusispjauti negalėjai. Tai aš tave ištraukiau. Bet togi tu buvai politiškai nepatikimas, o aš dirbau centro komitete. Pirmąją sekretorę. Ha, ha, ha. Mano pareigos buvo daug geresnis. Tu buvai paprasta bufetininkė, bufetava Zenta. Centro komitete paprastų nebuvo, tai buvo geriausia darbo vieta Latvijos tarybų socialistinėje respublikoje. Ir pusę gyvenimo, Hermani, tu pragyvenai centro komiteto sąskaitą. Raudonieji ikrai rytais, juodieji vakarais, puslitrinis stiklainis, kiekvieną dieną. Na tik nesigirk. Koks čia girimasis? Kumpis iš Olandijos, vengriški lašiniai, ungurys, negė, ikrai, juodieji ir raudonieji. Pastačiau tave ant kojų per pusmetį. Aš žemę kasiau, aš mankštinausi, aš pats įsikapščiau. Ikrus iš cekatų rijai. Todėl, kad aš vogiau dėl tavęs. Šventoji Dievo motina, atleisk man už tai nusidėlėje. Nu, Zenta, tu nepergyvenk. Tu viską vogiai, tai, kas buvo pavogta. Dievulis visgi yra teisingas. O vieną kartą mane susekė. Nu, papasakok, tu man šito niekad nepasakoji. Na, papasakok. Po aukštų bufeto steliukus stiklainį, simino kiekvienos porcijos ir dedi po truputį. Ir žiūrėk, stiklainis jau pilnas. O čia Markas Andrejevas. Zenta Antonovna, o kas ten pas jūs? Po prekystaliu. O lenda pas jonu. Dėjai svalačių į snukį. Tada tu čia nesėdėtum. Turėjau susimokėti. Kaip susimokėti, Zenta? Nu, kaip susitarėm, kaip. Zenta, kaip susitarėt, kiek turėjai su jam sumokėti?
Sumokėjau paslaugomis. Kokiomis paslaugomis? Nu, kokiomis. Aišku, kokiomis. Kokiomis paslaugomis, Zenta? Taip, seksualinėmis. Seksualiniais patarnavimais aš užmokėjau. Markui Andrejevui už tylėjimą. Tarp kitko kokybiškais, aukštos kokybės. Šliundra! Užtat tu tuo metu rijai ikrus. Rytais juodosius, o vakarais raudonosius. Raudonieji tau labiau patiko. Kiek kartų? Kartu. O 20 metų nenorėtum? Paimk skaičiuotuvą ir suskaičiuok tiek kartų. Viešpatie mano, juk tai buvo patys gražiausi mūsų gyvenimo metai. Kaip tu galėjai su manim ir kartu su tuo Andriejumi? Lygiai taip, kaip turi jie ikrus, rytais juoduosius, vakarais raudonuosius. Iš gastrolių, kai grįždavom vidurnakčiais, kur važinėdavom gastrolį, išvažiuoji su vienu spektakliu visą mėnesį, o parvažiuoji, pakeiti tenai, dekoracijas pasikeičia, dabar su kitu spektakliu per metus gastroliuodavom 4 mėnesius. Pavasarį 2 mėnesius ir rudens sezonė irgi 2 mėnesius. Naktį parvažiuoji, žinoma, turbūt nesmerksite, visi tokie jauni buvom ir ten parvažiuojant tenai, kad šalta nebūtų, ir dainavom, ir valgėm. Nu, kitko, tai čia ir pareinu namo, bet nu kaipgi Pauliui nepasakysi, kad grįžau. Tai ir pradėdavom. Prieinu prie durų, jo žodžiais daina yra. Kai tylus vakaras ateina, saulutė leidžias už kalnų ir tolimoj melsvoj padangėj sužyba tūkstančiai žvaigždžių. Kalnuos dainuoja rageliai uliulijo ir žydi gėlės tenai kalnuos. Atsidaro duris, Paulius iškiša galvą. Nu tai ką, Aleksiuk, mažai buvo. Nu sakau, Pauliau mažoka, nu tai eikš, bet greitai, man rytoj pamokos nuo 8 valandos. Kalnuos Dainuoja rageliai uliulijo ir žydi gėlės tenai kalnuos. Visko norėjau būti karininku, labai patiko uniforma, antpečiai, ką jūs dieve mano. Ypatingai jūreiviai po karogi būdavo, siūdavomės kelnes tokias plačias, 33 centimetrai, kad uždengtų batus, kai eini šliauks. O kaime iš vakaruškų, kai grįžti, būdavo tokia medžiaga štapelis. Jis, kai sumirksta, tai blauzdos kruvinos pasidaro, jis nugramdo. Nežinau, ką būčiau rinkęs. Ne, turbūt tai yra Dievo lemta, yra Dievo pirštas, galime keikti likimą kiek norim, mes užgimstam, jau mums yra nurodytas kelias. Net dabar sakoma, kad kai vaikelį pradeda, jau jis turi angelą sargą savo. Ir gal ir taip, vat mane amžinatelis mama išmokė tokią maldelę, poterinį labai taip kalbėdavau. O angelė sargė, mano gerasis, būk prie manęs, man paskirtasis vakarą, naktį, rytą ir dieną, saugok žingsnį mano kiekvieną. Aš tai sakyčiau, kad teatras yra ten, kur yra
žmonės ir turim ką pasakyti žmonėm. Ten ir teatras. Mano manimu, didžiausia mūsų vertybė ir brangenybė yra laikas, nes mums yra duota tam tikra atkarpa. Ir mes mažinam tą atkarpą. Ir dabar žiūrėkit, mes susitinkam, kiek mes be reikalų nušnekam visokiausių, o laikas tai bėga. Ir kiek mes tam žmogui, jeigu tai pagalvoji, sutrumpinam gyvenimą, atimam iš jo jam skirtą laiko dalį. Pamoka. Jau baigėm pamoką. Ir paskutinę šią minutę sunku kalbėti man. Tikėkite, draugai. Tegu šios klasės laikrodis, žemėlapis, skambutis primins, kaip dirbome, plušėjome ilgai. Pro langus veržėsi daina, pavasaris ir saulė. Pavasarį ir saulę gerkit širdimi. Gyvenimas pati didžiausia mokykla pasaulyje. Šiais žodžiais atsisveikinu aš su jumis. Dar kartelį ačiū. Stiprybės, dainų, na, ilgų gyvenimo ačiū. Ačiū, mielieji. Dėkui labai. Dėkui. Žalias vynas ir žalias kraujas. Iš žemės vyno, iš kraujo žodžiai, kraujo žodžiai, iš žemės vyno, iš žemės vyno, žemės vyno. Iš apsvaigimo. Prašom grįžti į šviesą. Iš meilės šėlsmo, iš meilės ginčo, iš meilės